Birutė Vėsaitė kaltina buvusią valdžią sudarius nenaudingą sutartį su korporacija IBM ir grasina kreiptis į generalinę prokuratūrą. Ministrės teigimu, dėl blogos sutarties ir prasto vadovavimo Lietuva jau patyrė beveik 19 milijonų litų nuostolio. Agnės Vederytės reportažas. 2010-aisiais korporacijos IBM ir Ūkio bei Švietimo ir Mokslo ministerijų 5 metams pasirašyta sutartis gali būti nutraukta, o įsteigtam Lietuvos tyrimų centrui skelbiamas bankrotas. Dėl Lietuvai neva nenaudingos sutarties ir prasto vadovavimo dabartinė ūkio ministrė žada kreiptis į generalinę prokuratūrą. IBM žadėjo parduoti Lietuvai know-how už 0 litų, o valstybė pati įsipareigojo sumokėti IBM už šitas paslaugas 216 milijonų litų. Ketinimai buvo geri, bet rezultatas šnipštė su dideliu minusu apie 19 milijonų litų. Valstybės kontrolė pateikė savo išvadas ir aš manyčiau, kad pats laikas dabar padaryti kreipimąsi į prokuratūrą. Pagal tuometės valdžios pasirašytą sutartį Lietuva turėjo korporaciją IBM per 5 metus iš ES fondų sumokėti per 200 milijonų litų, o IBM įsipareigojo padėti Lietuvos mokslininkams išradimus patentuoti. Ūkio ministrės Birutės Vėsaitės teigimu kol kas registruotas tik 1 patentas, sutarties vykdymas pristabdytas, o Lietuvos tyrimų centro nuostoliai pasiekė beveik 19 milijonų litų. Buvęs premjeras Andrius Kubilius pripažįsta, kad sutartis su IBM nebuvo visiškai sėkminga, tačiau nemato reikalo kreiptis į teisėsaugą ir patirtį vadina vertinga. Dėl europinių kai kurių taisyklių nelankstumo mums nepavyko užtikrinti viso projekto finansavimo iš ES lėšų ir todėl išties ta veikla centro nevyko taip, kaip buvo numatyta. Nors naudos iš tikrųjų Lietuva yra gavusi tikrai daug ir manau, kad turėtų būti tęsiama toliau analogiška veikla, pertvarkant galbūt kai kurios dalykus. IBM ir Lietuvos mokslininkai ketino bendradarbiauti ir patentus registruoti aukštųjų, nanotechnologijų, sveikatos apsaugos ir intelektinės nuosavybės srityse. Ūkio ministrė kol kas neapsisprendė, ar sutartį su IBM nutrauks ir centrą uždarys. Agnė Vederytė, Donatas Pakštys, Vilnius.